Treneris, sveikinimai su pergale. Gerą treniruotę pasidarė dar šalia to šiandien. Ar išpildėt viską, ką šiandien buvot sutarę? Šiaip jo. Kalbėjom, kad reikia prieš jauną žaidėją žaisti agresyviau, tiek gynyboje, tiek puolime. Na, treniruotė tokia gavosi, sakykim, įtempta treniruotė vis tiek, kaip bebūtų. Mes siekiam tos pergalės, nes daug tų pergalių neturim, bet šiaip patenkintas. Treneri, ir žinot, kad sugadinot šventę žiūrovam šiandien, pakeisdamas Kristą Timofejevą likus 2,5 minutės, nes jai vieno rezultatyvaus perdavimo trūko iki 3 dublio. Nu šitą nežinojau tikrai, bet stengiuosi aš ją jau pataupyti aiškiam rezultatui, nes trečiadienį važiuojame į Jūrmalą, ten irgi bus atkakli kova, sieksime pergalės, tai stengiausi taupyti ją. Kristą, sveikinu su pergalė, bet sugadinot su treneriu mums visiems žiūrovam šiandien šventę. Ar pati žinojai ketvirtam kėliny, kad vieno skaičiuko trūksta iki to istorinio 3 dublio? Ne, tikrai nežinojau, bet komandos draugė Urtė pranešė šitą žinią. Tai dabar taip, ieškom kažkur kaltų, tai kaip sako visi, čia treneris kaltas, jokio čia aišku formai. Bet žinot, mes žaidžiam neties tuo 3 dubliu, mes žaidžiam, kad komanda gerintų savo žaidimą. Tai va, tai labai fainai, kad pasiekėm tą pergalę, tokia jau užtikrinta, aišku, dar tikrai daug klaidų, daug kur reikia tikrai tobulinti žaidimą, bet smagu einam step by step, žingsnis po žingsnio ir tas sveikintina. Esat nauja komanda, tai turbūt tų pergalių nėra daug, tai net ir tokia pergalė turėtų emociškai pakilėti jausmą tiek aikštelėje, tiek rūbiniai. Tikrai, ką sakei, tikrai pakilėti rūbiniai ir manau ir žiūrovam, nes vis tiek ta pergalė, jinai svarbi, kad ir kokia, kad ir tas vienas taškas, kad ir sakykime, plus 20, plus 10 mums yra labai svarbi. Kaip sakėte, esame jauna komanda, norim tų taškų, norim tų pergalių, tai eisim ir kovosim ir dar daugiau, tikėkime, bus tų pergalių. 2 back-to-back games in 2 days in a row. Are you tired a little bit? I think we're all pretty tired. It was a long road, and yeah, I think we were pretty tired, but it's no excuse to play as we played today. Another game and another good performance. How could you describe your personal game today? Well, it's not very important how I played personally, because I believe we should all just step up and play better, because it's a team sport at the end of the day, and we can't win with one player just playing.